Sveiki visi, gal jūs kada esat pagalvoję, vien Lietuvos istorijos kontekste, kaip vyksta ta kolaboracija su labai baisiais režimais. Mes žinom ir mes sakom, kad mes buvom nacių Vokietijos okupuoti, tai gal kažkokia ta kolaboracija ir vyko, jinai buvo tokia priverstina, bet jeigu Lietuva būtų nepriklausoma, turbūt tos kolaboracijos gal visai nebūtų buvę, gal būtų buvę daug mažiau. Ir šitas klausimas 2026-aisiais pavirsta tokiu net neretoriniu. Ir kas yra labai labai baisu, yra atsakymas į šitą klausimą, nes mes dabar jį kažkiek dalinai žinom. Ir kodėl tai sakau? Nes kai šiais metais pasižiūri, kokie yra mūsų tie tokie gerbtini, mes kur didžiuojamas, šitie mūsų strateginiai partneriai. Ir kai šiais metais tame sąraše yra šalis įtraukta į Jungtinių tautų juodąjį sąrašą dėl vaikų žalojimo konflikte, jau ne vienus metus, kai tame sąraše yra tas pats režimas įtrauktas į Jungtinių tautų juodąjį sąrašą šalių, kurios naudoja seksualinę prievartą sistematiškai. Kai tame sąraše yra režimas, kuris Jungtinių tautų ataskaitų, tarptautinių žmogaus teisių organizacijų ir genocido mokslininkų tyrėjų yra vadinama kaip šalis šiuo metu vykdanti genocidą, atsakymas pasidaro labai aiškus. Taip, su baisiais režimais mes kolaboruot niekada neverčiami, mes nesam po nacių okupaciją, mes niekada neverčiami, labai patys gerai sugebam. Ir kokio formalumo yra mūsų vis tas stiprėjantis bendradarbiavimas su Izraeliu, pavyzdžių mums netrūksta. Mes turim užsienio reikalų ministeriją, renginiai, rankų spaudimai, vizitai, pokalbiai, viskas gerai, čia yra kaip bet kokia kita šalis, reikia tuos santykius palaikyti. Mes turim krašto apsaugos ministeriją, kuri labai irgi didžiuojas to mūsų bendradarbiavimu, mes perkam ginklus, ginkluotę iš Izraelio, ar ta ginkluotė yra išbandyta galimai ant vaikų kūnų Gazoje, kai yra bombos metamos ant mokyklų ir palapinių, kurioje vaikai sudeginami gyvi. Bet čia reikia ginklus pirkti. Jau reikia pirkti, yra čia mūsų partneriai. Mes turim sveikatos apsaugos ministeriją. Taip jau nekaltai skambančią tokią ministeriją, kuri mokosi iš Izraelio šalies, kuri sunaikino Gazos sveikatos apsaugos sistemą, kuri bombardavo, kuri naikino ligoninės, kuri iki šiol kalėjimuose kankina suimtus, pagrobtus medikus, kai kuriuos ir iki mirties yra nukankinus. Dar mes turim taip vadinamą incidentą, kai Izraelio kariuomenė Gazoj užpuolė, nužudė ir pakasė 15 paramedikų su jų greitosiom. Kai jos buvo surastos ir buvo surastas video vieno iš nužudytų paramedikų, kai paaiškėjo, kad įvyko tai, ką tik apibūdinau, Izraelis nužudytus 15 paramedikus, kai juos nužudai ir pakasi su jų greitosiom, pavadino profesinė klaida. Tai buvo profesinė klaida. Mūsų sveikatos apsaugos ministerija mokosi iš Izraelio, kaip daryti ką? Apsaugoti sveikatos apsaugos sistemą konflikto metu. Mes mokomės to iš Izraelio. Kaip apsaugoti, ne kaip bombarduoti, ne kaip naikinti, ne kaip apšaudyti ligoninės, bet kaip apsaugoti tą sveikatos apsaugos sistemą. Mes galime iš viso pasaulio iš Izraelio to mokintis. Ir per paskutinės savaitės mes turim dar mūsų finansų ministeriją, kuri pasigyrė, kad susitiko su Elbit Systems, tai yra Izraelio ginklų kompanija, ir galimai kažką iš jų pirks. Ginklų kompanija, šalies, kuri yra kaltinama genocido vykdymu, kuri nužudė per paskutinius 3 metus daugiau nei 20 000 vaikų. Gerai, viskas atrodo gerai. Mums reikia ginklo, finansų ministerija. Ir, nors tai nėra ministerija, bet Lietuvos mokslų akademija irgi per paskutinę savaitę turėjo štai sutikimą su Izraelio atstovais ir, sako, mūsų tie glaudūs geri ryšiai su Izraelio akademikais, štai, tai yra šalies, kuri sunaikino arba apnaikino visus Gazos universitetus ir visas Gazos mokyklas. Jų angliškai yra terminas scholasticide, kaip yra genocidas, ekocidas, dabar kaip mokslo sistemos sunaikinimas intencionalus. Izraelis yra tuo kaltinamas irgi, jau galime apie tai kalbėti Gazoj. Mūsų mokslų akademija sako Izraelis. 2026 metai, mums reikia stiprinti bendradarbiavimą. Tai kai matai tokius dalykus, kuriuos kartais yra labai sunku suvokti, ateina keletas minčių. Ir viena yra, kad Lietuvoje mes daug kur matom parašyta, yra grafičiai,
Putino laukia Haga. Putino laukia Haga. Pažiūrėkit, tos pačios ministerijos, kurios spaudžia ranką okupantui, kuris kviečiasi okupantą, kuris lenkiasi okupantui, turi užsidėję Ukrainos vėliavos spalvų logo savo socialinėse medijose. Mes esam prieš okupaciją čia, bet kitą okupantą mes pasikviesime. Tai va turim tos grafičius, ane, Putino laukia Haga. Žinot, ko dar laukia Haga? Tos pačios šalies, su kuria mes stiprinam bendradarbiavimą, ministro pirmininko, šalies vadovo. Jo laukia Haga. Jam yra arešto orderis už nusikaltimus kaip žmonių naikinimas ir žmonių marinimas badu. Jam yra arešto orderis. Tai ne tik Putino laukia Haga, Netanyahu, nepamirškim, irgi laukia Haga. Bet kai pagalvoju, kas iš tikrųjų laukia Netanyahu, jo laukia mes. Jo ir jo režimo lyderių laukia mes. Mes labai laukiam. Tai yra mūsų strateginis partneris. Režimas, kurio dabartinis lyderis yra kaltinamas žmonių naikinimu ir žmonių marinimu badu. Dar viena mintis, kai žiūrime šitą oficialų, diplomatinį bendradarbiavimą su štai va tokiu režimu, kuris jau Gineso rekordų knygoje muša rekordus dėl vaikų žudimo, dėl žurnalistų, kiek yra nužudyta pasaulio modernioje istorijoje. Izraelis jau laimi. Jau gali nebenaikinti, jau laimi, jau prizą gali duoti. Dar viena mintis yra, kad mes, mūsų dabartinė politika, mes norim būti kaip vakarai, blemba. Mes norim būti kaip vakarai. Pažiūrėkit, kaip Nausėda sakė apie JAV ir Izraelio karą Irane, tą nelegalią agresiją. Kad tai yra, žinokit, Iranas, tai yra ir mūsų karas. Mes norim prisidėti. Mes norim prisidėti prie mergaičių mokyklų bombardavimo, prie tiltų sprogdinimo, prie ligoninių naikinimo. Tai yra ir mūsų karas. Mes norim prisidėti. Mes norim būti tie vakarai. Ir tos vakarų šalis, taip, jos yra pasirašiusios irgi genocido konvenciją. Ir mes esam. Tai reikia tikėtis, kad ateityje bus tų bylų daugiau. Šiuo metu Izraelis yra aukščiausio pasaulio teismo tyrimas dėl genocido vykdymo. Bet kokios šalis dėl jo bus teisiamos ateityje, mes iš tikrųjų nežinom. Ir aišku, šalis, kurios teikia ginklus valstybei, režimui, kuris naikina žmonės, galvot, kad jų lyderiai bus patraukti atsakomybėn, nėra nelogiška. Tai va čia ir atsiranda tas aspektas, ta plotmė, kur mes, ta mažytė Lietuva, mes, būdami tuo strateginiu partneriu ir Izraeliui, mes esam labai, labai panašus į vakarus. Žiūrėkit, mes kažkiek daromės panašesni į JAV, Jungtinę karalystę, į Vokietiją, kur savo bendradarbiavimo ir ginklų tiekimo genocido metais, nesustabdė. Tai iš tikrųjų, kaip pažiūrim, gal, žiūrėkit, remdami Izraelį ir jo genocidą, ir jo masinį žmonių naikinimą, jo masinį žmonių, medikų, žurnalistų žudimą, gal visgi taip ir prie vakarų mes priartėsim. Žinokit, gal štai yra ir pliusas. Tai gal taip ir mato mūsų visos ministerijos, mūsų Lietuvos mokslo akademija. Žiūrėkit, gal taip ir mato tą mūsų bendradarbiavimo stiprinimą, kai bombos metamos ant palapinių miestelio, plėšo vaikus į gabalus, kai ligoninėse nėra kuro, ligoninėse nėra nuskausminamųjų, kai vaikų galūnės yra nupjaunamos be nuskausminamųjų. Gal tą remdami, žiūrėkit, štai mes tikrai daromės panašus į tą sektinumą, į tas vakarų valstybės. Gal mūsų politikas taip viską ir mato. Klausimas, ar jūs taip tą matot? Ir tą klausimą aš jums ir palieku. Tai ačiū labai ir iki greito.